Sveiki gyvi. Sveiki. Šiandieną vėl su mumis yra Dovydas Lukšas ir jisai yra edukacijos partneris. Šiandien mūsų tema bus, kalbėsime, kuom skiriasi mūsų gėrimas nuo kitų. Tai vienas iš pirmųjų dalykų, ką bent jau man teko pastebėti, kai tyrinėjau šiek tiek šios produktus, tai yra rauginimo tas būdas, nes pavyzdžiui, daug kas labai, aš manau, kad yra keli standartai arba kelios kokybės lygiai tokie, galim sakyti, pagal tai, kas yra rauginama, kaip rauginama ir panašiai. Tai tarkim, kombučia kokia, tai yra kaip ir probiotinis gėrimas, bet ten raugina pagrinde mieliagrybiai. Ir nauda to yra, jau mano nuomonė, kažkiek yra mažesnė. Tai kai yra rauginama būtent kaip dievų maisto, būtent pieno rūgšties, bifido ir kitom bakterijom, tai yra daug naudingiau, nes mes norime tų bakterijų ne tik tais, kad suraugintų tą produktą, bet mes galim jį vartoti saugiai, nes mes norim tų bakterijų ir pačiam žarnyne. O kai žmogus ten, tarkim, vartoja kokią girą, ten naminę duonos girą, fain, tipo rauginta. Skanu, čia viskas tipo labai čiki-piki, bet iš tikrųjų mes tų mieliagrybių iš giros mes nenorim į žarnyną tiek tokiais kiekiais. Tai yra didžiulis skirtumas, nes tos, kaip ir minėjau, tos bakterijos, lakto, bifido bakterijos ir sporinės bakterijos, kurios jos turi naudingus poveikius žarnynui, virškinimui, imuniniai sistemai, gamina B grupės vitaminus ir taip toliau. Čia vienas iš tokių aspektų, ką pats pastebėjau, kodėl manau, kad dievų maistas yra labai aukštos kokybės vis tiek gėrimai. Ir taip pat gal tada man pasakoti išsamiau apie pačią technologiją, kuo skiriatės nuo kitų, tarkim, gamintojų. Jo, skiriamės tamės tikrai, kaip diena ir naktis, ir papasakosiu kodėl. Visų pirma, mes naudojam, jeigu taip, mokslas dar pakol svarsto, kaip tai pavadinti, bet jau plius minus mes turim tą vadinimą hiperslėginis fermentavimas. Tai vat, hiperslėginis rauginimas galima skaityti. Tai mes tą visą rauginimo procesą antiek pagreitinam ir tas pagreitinimas vyksta tuo, kad mes sudarom tokias sąlygas, kad mes bakterijų pačių nedadidinėjam, o jas tenais kultivuojam. Tai prie tam tikrų sąlygų, prie tų tam tikrų spaudimų, tos bakterijos jos iš dalies labai smarkiai pradeda daugintis ir kada joms nėra kur dingti, nes yra uždara sistema ir ten nėra niekur kur pabėgti, jos pradeda lysti į tą patį augalą ir ištraukinėti iš ten visus esamus mineralus, vitaminus, tos pačius fermentus, kuriuos mes vadinam enzimais. Tai kiekvienas tas, kaip sakoma, kultivavimo metodas yra smarkiai reguliuojamas, kontroliuojamas. Tai iš dalies tuo mes ir skiriamės, kad būtent tą hiperaktyvę spaudimą naudojame. Tai jeigu labiau išsiplėtus apie tą mūsų skirtingą tą visą dalyką, tai mes esame labai plataus spektro. Mes, pavyzdžiui, galim sufermentuoti nuo pačių lapų, nuo pačių šakų, nuo pačio koto medžio iki pat šaknų. Tai pas mus niekada nedasideda jokio kito skonio, kaip kažkas tai gali būti kitose gėrimuose dadedama. Pas mus yra grinai uogos skonis. Aišku, šitos uogos prie fermentacijos yra atimamas cukrus, nes bakterijos valgo cukrų ir dėl to jų ten nelieka ir gaunasi uogos poskonis. Tai kiti žmonės tiesiog dedasi medų, kad gauti tą visą pilną spektrą. Toliau yra fermentacija, jinai daeina pas mus iki 13 atmosferų, tai čia labai didelis slėgis, kuris, jeigu norite įsivaizduoti padangą mašinos, kuri ten pripūsta iki 2 atmosferos, tai čia labai didelis. Jau įsivaizduokite, jau ten keletą tonų laiko tą mašiną, o jeigu tam pačiam, kaip sakoma, slėginė mindė ten susidaro iki 13, tai įsivaizduokit, kas per technologiją turėtų būti ir kaip tos visos bakterijos turėtų jaustis. Toliau mes naudojam, aišku, jų kiekį didelį, ta prasme, jų yra labai skirtingų ir būtent jos prie to viso slėgio priverstos išgyventi viena su kita ir jos
kas nereikalinga, tai užžūsta automatiškai, nes patogenas jisai tiesiog nebeatlaiko to spaudimo, o gerosios bakterijos, daleiskim, kaip jas tas vadinam, jos įeina į tokią darną ir draugystę, kur reikia išgyventi visiems kartu ir jie pradeda veikti kaip vienas mechanizmas, būtent išgyvenimo toj srity. Fermentų taip pat yra, todėl kad naudojami tie produktai. Tai prasme nėra, kad pačių fermentų dėdusi yra naudojami produktai, kurie turi gyvų fermentų. Tai gali būti ananasai, tai gali būti imbieras, pavyzdžiui. Taip pat gaunam papildomų tų medžiagų, tarkim, jeigu vartojate habanero pipirų gėrimų, kapsaiciną gaunat, jisai turi ir antigrybelinį poveikį, ir medžiagų apykaitą stimuliuoja, kraują valo, ir žarnyno peristaltiką gerina. Ir pelynas turi savo artemisinino, atlieka irgi, turi antivirusinį poveikį ir taip toliau, praktiškai prieš antivirusinį, antigrybelinį, antibakterinį ir taip toliau. Ir kiekvienas skonis jis su savim atneša to augalo, to vaisiaus, to daržovės efektus, todėl kad čia nėra deramas kažkoks skonis, saldiklis dirbtinis, tai yra viskas iš gyvų tikrų dalykų pagaminta. Tai tai nėra pasterizuojama, tai nėra, kad ta gyvybė yra įdedama ant galo, tai tada nėra to pilno tokio kanalo, pilno srauto, bet kai visas procesas yra išlaikomas tokiose sąlygose, kad jisai visas ir įvyktų organiškai, taip sakant, natūraliai, ekologiškai, tai tas procesas jisai, jame tos vertės, tų medžiagų turtų tiesiog susikoncentruoja, pasigamina daugiau. Ir tai yra labai kitaip, nes kaip ten bebūtų rinkoje, dažniausiai kažkokius matmenis paėmus, didžioji dalis kompanijų vis tiek gamina, jeigu mano močiutė raugindavo rūgpienį ten gal 24 valandas, bet jeigu ten įstatymiškai, kad produktą paleisti užtenka 2 valandas parauginti, tai prekybininkai minimaliai dažniausiai ir paraugina, kad galėtų uždėti tą žodį rauginta. Niekas ten tyrimų nedaro, tai aš manau, kad jūsų stiprioji pusė taip pat yra tai, kad yra tyrimai irgi atlikti, Azenta instituto, teko irgi užmesti akį. Tai, žodžiu, tų tokių, sakykime, skirtumų yra nemažai ir turbūt geriausiai juos pajausti galima pabandžius pavartoti. Tai va. Taip, kad skanaus, vartokit. Skanaus. Iki.